pakalbėsiu apie valdymo organų narių fiduciarinės arba kitaip tariant bendrasias pareigas. Kadangi, kaip minėjau, tai yra susijęs su tarybos kaip valdymo organo atitinkamo statuso pasikeitimu. Taigi, sąžiningumo ir protingumo pareiga, beje, pasakysiu, kad visos šitos pareigos yra įtvirtintos civiliniame kodekse, kaip matote. Taigi, sąžiningumo ir protingumo pareiga iš tikrųjų reiškia pareigą veikti rūpestingai ir atidžiai ir taip pat tai suponuoja pareigą valdymo organų nariui veikti aktyviai. Tai yra prieš priimant tam tikrus sprendimus aktyviai susirinkti visą reikalingą informaciją susijusią su konkrečiu sprendimu ir atitinkamai po to spręsti. Pabrėšiu, kad iš tikrųjų valdymo organo narys, ar tai būtų kolegialus valdymo organas, sakykime, ar vienasmenis valdymo organas vadovas, jis yra laisvas priimti sprendimą, tačiau informaciją susirinkti vis tik kada tą sprendimą yra būtina ir turėti to aktyvaus veikimo įrodymus, apie ką taip pat pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Taip, lojalumo pareiga. Lojalumo pareiga reiškia, kad valdymo organo narys taip pat, kaip minėjau, turi veikti informuotai ir rūpestingai ir turi veikti pagal atitinkamą juridinio asmens steigimo dokumentus, o taip pat pagal kitų valdymo organų priimtus sprendimus.